Sveiki žvejai! Šiandien kimba komanda Švedijoje. Gaudysim palijas. Atvykome į svečius pas Karolį. Kaip ir žadėjome rudenį be spiningaudami, kad Karolis mus pasikvies gaudyti palijų ir upėtakių ant ledo. Savo pažadą ištesėjo, štai mes ir čia esame. Kaip čia mums seksis, pamatysite. Nedidelė. Plaukia atgal. Sureagavome skubiai į Karolio kvietimą, nes kimba lašišinės žuvis. Šiandien bandysim lašišinės žuvis žvejoti. Šitas ežeras man patinka labai, aš jame labai dažnai žiemom žvejoju. Patinka kuo? Tuo, kad yra 4 rūšių lašišinės žuvis, 3 rūšių yra palijos, vaivorykštiniai upėtakiai ir netgi 5 žuvis ir margiai upėtakiai. Ežeras labai perspektyvus. Pernai didžiausią paliją pagavau aš 4 kg, buvo po 2-3 kg tokių labai gražių žuvų. Nu ir aš manau, kad šiandien mes kažką tai suorganizuosim. Tam tikros skirtos palijam gaudyti yra ir sistemos, nes parekomendavai šviesuliuką, mirksinti lemputę. Ir palijom yra svarbu, kad jį neblizgia grėbė, o iš tikrųjų tai ima šito musės lervą. Ir mano viena yra paslaptis negailėt musės lervą ir viskas. Ir dažniausiai čia apie specifiką didelę šnekėt, ar būtent toks ta blizgė turi būti ar kitokia, yra labai sunku spręst, nes lašišinės žuvis yra įnoringos, jos kiekvieną dieną kitų charakterių plaukioja, bet per sezoną kažkodėl tai favoritus tokius išsirinkė. Blizgės spalva, tai aš apie blizgę šneku. Lemputės aš naudojau baltas, žalsvas, raudonas. Mėlynas kažkodėl man nepasitvirtino. Nenoriu pasakyti, kad jos geresnės ar blogesnės, bet kažkodėl, kai pagauni ant kažkurių, jau paskui padedi į šoną. Tai aš manau, su gera nuotaika visas būrys mūsų pabandysim kažką gražaus pagauti. Taip, nes mes atvažiavome su puikiais bičiuliais ir pasiskleisim jaučiu po ežerą ir ieškosim, kur čia tos palijos migruoja šiuo metu. Jos turi savo specifiką. Arba reikia jų ieškoti vaikščiot, kur būrys eina, arba turėti auksinę eketę, kaip aš netgi atsivežu echolotą su GPS-u, kad matyčiau, kur mano auksinės eketės yra atsižymė iš anksto. Tada tikrai garantuotas, kad pagausi šiandien. Garantuotas, kad mes pagausim šiandien? Daugiau ar mažiau pagausim. Tas ir yra smagiausia, kad dėl ko iš Švediją visada smagu atvykti, kad tikrai garantuotas, kad pagausi žuvies. Nors čia nėra taip, kaip kalbos sklinda, kad ateini, merki ir trauki. Taip tikrai nėra. Tokios nėra kaip dangai, taip ir žemėj. Žuvis yra žuvis, reaguoja į slėgį, į vėją ir į daugybę kitų niuansų ir negali pažadėti, kad ten žuvis kiekvieną dieną kips. Tiek, kad čia tos žuvies yra daug daugiau negu kai kuriuose šalyse. Neminėsim. Tai tvarkoti ką, einam gaudyti palijų? Nu, sėkmės nelinkėsiu, gimė. Ačiū. Jau prakaituoju. Reik pavargti. Nes iškeliant valas neatlaikys. Ne, aš su ranka paimsiu. Tai ir tau ešerio akis, Pjauk. Tai neskubink tu jau. Pavargink, dabar pasikinkai, tai turėsi. Ką aš apie valus šnekėjau. Taip ir sakiau. Ale tik įmečiau, tik. Ant motilio? Jo. Vienu žodžiu, aš žinau, ką daryti. Reikia storesnį valą. Nepaimsiu. Nutraukį.
Kablį reikėjo paimti. Sėdi. Čia nevers bėdų. Palį. Berniukai, ką aš nekėjau, baigit žaisti su 0,10 valai. Va. Paprastai tokio dydžio jos ir būna iš tikrųjų. Tos palijos nėra labai didelės, bet pagaunam, stengiamės pagauti didesnės. Apie kilogramą, pusantro tokias. Bet šitos yra labai geros maistinės savybės šitų. Maistinės? Taip, vakare nepaslaptis kepsim būtinai keletą palijų. O kiek galima paimti palijų? 3 palijos šitame ežere pagal leidimą galima paimti ir jau čia sprendi pats pagal dydį. Jeigu gerai kimba, aš daug paleidžiu, tik pačias didžiasias pasiimu. Jų čia šitame ežere 3 rūšių yra. Skirtingos. Pagausim, gal parodys. Skirtingos. Pagausim, gal parodys. Nu ką, žvejojam? Kaifas. Liuks. Įspūdingo grožio žuvis. Šiandien pastebėjom dar tokį dalyką, kad veikia būtent varios spalvos blizgė. Palija, jinai tos blizgės netakoja, bet čia kaip bilioklis yra. Grinai mirksinti lemputė pritraukia dėmesį ir ta blizgutė kažkokią irgi įtaką turi, nes šiaip tai praktiškai nejudinant visi kibimai yra, nes jeigu virpini, tai rezultato jokio. Vat paliekime meškerę grinai. Manau, kad daugiau gal ne kiek blizgutė žaidžia, bet ta mirksinti lemputė, kuris privalomas yra atributas, gaudant būtent palijas. Ir savaime aišku, labai didelis kiekis musės lervų. Kokie 20 vienetų reikia dėti. Šiandien dar kad pastebėjom, kad visi kibimai yra ant apatinių kablių. Nei vieno neužkibo ant viršutinio kablio. Nu, jeigu įsiterpti, tai pasakysiu, kad kartais jos pakyla 1,2 metrų nuo dugno. Čia labai neilgai žvejojam ir nedaug tų žuvų pagavom, aišku, sunku išvadą daryti. Šiandien gal būtent šitaip jos kimba, bet kitom dienom reikia pakelt porą metrų arba kimba tik ant viršutinio kabliuko. Man buvo vienas kibimas beleidžiant masalą, taip vidutiniam vandens sluoksnyje. Aš dėl to kartais vežioju echolotą specialiai, kad pažiūrėt, kokiam gilį vaikšto žuvis. Šiaip tai reikia ieškoti ir judinti, tai nėra klaidingas metodas. Ne, tai ne, bet šiandien kažkaip labiau ant stovinčio gal. Nu, gal ne tiek daug mes ir judinam iš tikrųjų, kad galima išvadą padaryti ar ant judinančio masalo kimba, ar ant stovinčio. Bet vat, kad reikia paieškoti, tai tikrai, nes va tik pakeičiau eketį ir iškart kibimas. Nu, pabandysim gelmėdę pažiūrėti, kas čia daro šalia tai. Dar reikia. Jau norėjau nusiminėti eiti prie krašto su uodo truklio lervą gauti. Nu, nedidelis būriukais vaikšto. Po 2, po 3. Kas dar yra svarbu, tai patikima ryta iš tikrųjų turi būti. Nes žiemą šąla,
Stabdžiai ne visų ryčių tikrai yra geri. Šitą kol kas nesiskundžiu. Puikiai dirba. Nes palyje yra labai stipri žuvis ir jeigu nesusireguliuosit stabdžių, tai sistemėlę reiks persirišti iš naujo. Šiandien vienam mūsų kolegai buvo šitoks atvejis. Labai džiaugiuosi, kad kompanijoje yra vienas žmogus, mėgstantis pavalgyti. Ir jisai tikrai mums šiandien kuo puikiausius paruoš pietus. Ir tada gal prie pietų stalo pakalbėsime, plačiau kokias valus naudoti, kokias miškerytės ir taip toliau, apie taktikas kažkokias ir panašiai. O ką, dabar einame žvejoti? Ir pamirš. Paprastai. Baba, kimba. Gal padėt? Labai nori. Oi. Mažytė, bet aršiai. Vienodus. Bet tik ta. Va tokia ir pas mane. Čekas ten rūksta. Ką? Sveiki žiūrovai, su jumis rubrika Šiandien rūpi ir Romualdas Žilinskas, žurnalo Žuklė vyr-redaktorius. Norėčiau pacituoti Laukinės gyvūnijos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktą, kuriame sakoma, kad laukinės gyvūnijos išteklių naudotojai turi teisę naudoti laukinės gyvūnijos išteklius pagal aplinkos apsaugos įstatymo, saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių bendrijų įstatymų, saugomų teritorijų įstatymų, žuvininkystės įstatymų, šio įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytos laukinės gyvūnijos apsaugos ir jos išteklių naudojimų reikalavimus. Tai įsivaizduokite, kad tai yra maždaug 4-5 įstatymų, kurie saugo mūsų gamtą. Tie reikalavimai yra labai aiškus ir juos apibendrintai galima nusakyti taip. Visi laukinės gyvūnijos ištekliai priklauso valstybei. Tais ištekliais gali naudotis visi Lietuvos piliečiai, jei tai neprieštarauja įstatymams, kurie reikalauja tausoti ir saugoti mūsų gamtą. Taigi, saugant ir tausojant mūsų gamtą, yra įkurti įvairūs rezervatai, draustiniai, parkai, saugotinos teritorijos ir panašiai. Čia žmogaus ūkinė veikla yra apibrėžta, tai yra jinai suvaržyta kažkuria prasme arba visiškai uždrausta. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme yra apibrėžimai, kurie šios visus parkus draustinius nusako keliais žodžiais. Negalima, draudžiama, ribojama ir taip toliau ir taip toliau. Žiūriu ir negaliu suprasti. Ar aš iš medžio iškritau, ar iškrito iš medžio tie, kurie sudarinėjo saugomų ir leidžiamų žvejoti tinklais ežerų sąrašus. Nes 11 versiniai žvejybai skirtų ežerų yra būtent anksčiau minėtame sąraše. Tai valstybinių vandens telkinių, į kuriuos neišduodamas leidimas naudoti žūklės plotų sąrašas. Bet kokiu atveju jie turi nacionalinių parkų, draustinių, svarbių žuvivaisai ir rekreacijai vandens telkinių statusą. O 6 iš šitų ežerų, tai yra Obelyje, Drūkšiai, Duse, Metelys, Tiriniai, Kretuonas, yra saugomi pagal Natūra 2000 reikalavimus. Ir tai yra europinio masto svarbos teritorijos. Verslininkai skundėsi, kad jų veiklai plėtoti trukdo pernelyg didelis rezervatų, draustinių, saugotinių teritorijų sąrašas. Bet aš nežinau, ar jiems tai iš tikrųjų trukdo, kadangi toks ežeras Kretuonas, kuris yra pagal
Europos bendrijos reikalavimus įtrauktas į itin saugotinų vandens telkinių sąrašą, kadangi ten yra retų paukščių perimvietės, taip pat atiduotas žvejams verslininkas. Nebent jie dar norėtų žuvinte tinklus užmerkti. Narą gal užkabinai kokį, klausyk. Visko gali būti. Šiaip tai jeigu ką, čia operatorius iš tikrųjų pakirto šitą žuvį, jisai tik tai straukė, nes reikia žmogui eiti dirbti. Kas dirbo, kas imsisi, nu? Nu tai taip. Gal tu stabdį reikėtų prisiversti? Nereikia užkursuoti. Jau priveržiau biškį. Oi, gerulė. Mačiau aš jau. Gal tu pusė. Opa, kokie... Lydeka? Lašiša čia kažkokia. Ne lašiša, palija, nes aš matau, kas čia daro. Nieko man. Eik tu savo. Ateik čia. Nepaleidžiam. Viskas čia yra O gerai. bliūdas. Opa, Va, šitokiu mes ir važiavom žvejot. Nebereikalo paleidinėjom tas mažytis. Grožis. Va čia tai grožis. Ui, tu savo. Ant muselės, žiūrėk, matai vėl. Ne, bet čia tai operatorius. Nu, va. Ačiū Robertui. Už pakirtimą ir suteiktą malonumą. Va čia tai palija. Ir ant mūsų, Saulė. Jo, ant mūsų. Pats rišau. No. Čia tai jėga. Žiūrėkit, kokia pilvas raudonas. Įspūdingo grožio. Nu, Jo. bet čia tai gerų. Įspūdingo grožio žuvis. Jau smagu. Va čia jau smagu. Jau aš kaip pamačiau, žinai, kas ateina. Jau gerai. Nu, čia tai adrenalino buvo visiems. Opa! Ką, eilinė palija? Kuom smagu Švedijoje žvejoti, kad čia žuvies tikrai netrūksta. Pas juos viskas sutvarkyta. Pas juos viskas... O, puikiai... Ant viršutinio matau kablio šį kartą. Opa. Nenori įsiprašyti. O! Susigundė uodo muštą musės lervą ir su muselė. Šįkart ant viršutinio kablio. Gal šiek tiek pakilo maitintis daugiau į viršų. Reiks pabandyti vidutiniam sluoksnėje, pabandyti pagaudyti. Nu ką, šiandien savo normą dienos pagavau. Eisi valgyti. Šiandien matomai užteks. Pasimsim leistiną normą. Po 3 vienetus. Ir kaip pavalgysime, tada pašnekėsime apie sistemas, kokios šiandien labiausiai veikia, apie valus, kokius naudojame ir apie įrankius, muselės, blizgės. Žodžiu, kol netaušo višta, einu ir aš valgyti, nes to be manęs čia greitai vyrai susitvarkys. Grįšime. Operatorius valgyti. Jo, operatorius tai filmuosi, nereikia valgyti. Tai gal, galvoju, rezimuojant, reiktų pakalbėti apie sistemas pačias, kokios čia šiandien pasiteisino, kokios blizgės labiau viliojo ir panašiai, nes... Nu, aišku, galiu aš kažką pasižiūrėti, ką aš čia dėžiai turiu. Aš paprastai turiu užsipirkęs daugiau tokių daiktų, nes būna, kad daugiausiai čia švediškas vyrauja pas mumis blizgės, jų įvairovė yra visokiausių, yra daugybė. Aš nežinau, keletą šimtų yra modelių ir rūšių ir visa kita. Šiaip tai stengiuosi turėti baltą spalvą, varį, juodą, nu ir žalvarį. O čia visos variacijos praktiškai
Yra kiekvienos dienos klausimas. O tai įtakoja? Įtakoja apšvietimas, įtakoja slėgis, įtakoja daugybę dalykų. Įtakoja pavasario kimbant vienokių geriau. Ant pirmo ledo vidury žiemos daugiau šviesos, kai reikia, eina šviesesnė. Būna, kai labai kaprizingos dažnai sudirba juodas spalva. Lygiai taip pat, kai mažiau šviesos naudoju didesnės. Nu, bet jau čia tai labai jau stambiausia. Vis tik tai ta žuvis blizgas negrebė, jinai ima šitą papildomą kabliuką, kuris yra. O čia tik dėmesio atkreipti, jos nesibaido visiškai tų didelių kažkokių, lygiai taip pat kaip ir tos lemputės. Jos tik padeda žvejybai. Ir šiandien dar pastebėjau, kad pirmoji, iš ryto daugiau kibo ant apatinio kabliuko, o įsidienojus žuvis pakilo ir iš vidutinio sluoksnio vandens pradėjo. Pasikelia žuvis, įdomiai kartais visai prie pat ledo kimba. O lygiai taip pat nuo metų laiko pavasarį, kai sukyla šitos vėžiukai, šitie mažiukai, sukyla prie pat ledo visai po ledu kartais. Gali atsigulę žiūrėti ir matysi, kaip žuvis griebė. Verta yra paeksperimentuoti gilius. Tai žodžiu, paprasčiausia sistema yra valas, viršui vienas pavadėlis su musele. Su musele beveik rekomenduoju. Muselę. Šviesuliukas, blizgutė ir pavadėlis kitas apačioje. Yra buvę variantų, kai suveikia tik tai šviesuliukas ir du kabliukai, nededant blizgės jokios. Nežinau, šitos lašišinės žuvis turi savo charakterį ir turi savo tokių visokių niuansų kibimo. Liuksai, aš manau, kad mes dar tikrai ne paskutinį kartą čia su tavim gaudysim palijas. Pažiūrėsim, gal kitą kartą kokiu nors specialiai važiuosim upėtakį ar vaivorykštinių, kad tikrai stambesnių egzempliorių. Kiek girdėjau, Švedijoje jokių draudimų nėra lydekom, ešeriams, ešeriam ir Lietuvoje nėra, bet lydekoms nėra draudimo. Ne, lydekom tokio oficialaus draudimo nėra visiškai. Kažkokio laiko apribojimo, ten vėliavėlėm ar blizgiam gaudyti, bet yra skirtingi ežerai, skirtingi būreliai, yra skirtingos taisyklės. Aš kažkaip išsiraitau. Išlaviruoju. Jo, išlaviruoju tarp tų leidžiamų gaudyti ežerų ir be jokių problemų visą žiemą, kaip pat paskutinio ledo gaudom lydekas, kam įdomu. Ir vėgelės tuo pačiu vakarais dar, kai jos ateina į upę iš didžiojo ežero nešt. Ir jau nebesakau apie lašišinių žuvų gaudimą. Yra ką veikti žiemą pas mane. Na kągi, dar labai norėčiau pasakyti didelį ačiū Štil atstovui Lietuvoje už tai, kad parėmė mūsų šitą gražią žūklę. Ačiū labai. Tai ką, tiek. Susitiksime po 2 savaičių tuo pačiu metu. Ate. Iki.